kaip, aš nežinau, gal premjerė neplanavo važiuoti pas popiežių dar prieš keletą mėnesių, bet visas atsitikimas katedroje ir po to kelionė į Vatikaną su visa šeima iš tikrųjų atrodo labiau kaip iš tokio komiško apsakymo, ar ne, kai tu nesistoji dėl to, kad tu netiki, bet į Vatikaną varai su visa šeima. Tai kaip ir kelia klausimus, tai kur yra tiesa šitoje vietoje? Ar tu tikrai netiki, ar iš principo vizitas pas popiežių yra tik tai, kaip sakyt, kad pasidaryti nuotrauką, pasidėti archyvą ir kai baigsi premjeravimą, galėsi visiems parodyti, pažiūrėkit, buvau susitikęs popiežių. Galbūt ir savotiškas bandymas tą reputaciją pasigerinti po tos katedros situacijos. Matot, aišku, negaliu sakyti, kad yra atsivertimo dalykų, patikėjimo į Dievą dalykų. Yra gyvenime, visko to būna, bet nežinau, ne šitas atvejis, man atrodo.